Kodėl atsiranda skrandžio opos arba kuo dėtas stresas? Medicininiai įrodymai aiškiai rodo, kad skrandžio opos, žarnyno opos, tokios kaip dvylikapirštės, daug dažniau pasitaiko žmonėms, kurie patiria lėtinį ar pasikartojantį stresą. Ir tai vyksta 3 etapais. Pirmas etapas. Bet kokio streso metu kraujotaka nukreipiama nuo virškinimo organų į širdį ir raumenį, sulėtėja seilių ir virškinimo fermentų įsiskerimas, sustoja žarnyno susitraukimai ir maistinių medžiagų pasisavinimas. Ir tai visai logiška, nes dabar svarbu išgyventi kažkokią situaciją, pabėgti nuo liūto, nei suvirškinti maistą, nes gyvybė yra svarbiau. Streso hormonai signalizuoja kūnui sustabdyti virškinimą, bet čia likimo ironija, kad tie patys hormonai stabdo virškinimą ir tie patys hormonai tau siunčia signalą valgyti daugiau ir netgi kai kuriems labai daug. Antras etapas. Atsiranda pažeidimai, kai virškinimo procesai slopinami, organizmas sumažina apsauginių medžiagų gleivių, kurios yra skrandžio apvalkalas, bei bikarbonatos rūgščių skrandžio sulčių neutralizatoriaus gamyba. Skamba logiškai, kam kūnui naudoti daug apsauginių priemonių prieš rūgštį, kuri vis tiek nebus išskiriama, nes dabar esi streso būsenoje. Bet problemos prasideda tada, kai žmogus patiria vis pasikartojančius aukšto streso ciklus ir sukelia visišką sumaištį virškinimo sistemai, nebeišskiria pakankamai virškinimo fermentų, todėl atsiranda pykinimas, vidurių užkietėjimas, dujos, pilvo pūtimas ir taip toliau. Trečias etapas. Nuolatinis lėtinis stresas silpnina imuninės sistemos veiklą. Tai tiesioginė dirva opų atsiradimui, nes esant silpnesnei imuniniai sistemai sparčiau dauginasi Helicobacter pylori bakterija, kuri yra 80% opų priežastimi. Stresas silpnina kūno gebėjimą gyti, nes sumažėja prostaglandinų gamyba. Prostaglandinai tai mažina uždegimą ir atkuria pažeistus organus. Dėl to Helicobacter pylori bakterija gali labiau pažeisti skrandžio gleivinę, o tai reiškia, kad didėja opų atsiradimo tikimybė. Taigi, balandis yra streso suvokimo pažinimo mėnuo, todėl daug turinio kelsiu apie stresą. Pasidalink su tais, kam tai yra aktualu.